Tokios situacijos tikriausiai sunkiausios, nes jos atrodo beviltiškos, jos atrodo, kad niekada niekas nepasikeis, jos atrodo, kad niekada aš nebūsiu ta, kuri galės pasakyti aiškiai vyrui, tu nustok ant manęs rėkti, nes aš net kalbėti negaliu, man tik ašaros bėga. Aš jaučiuosi, kaip jūs ir labai gražiai prašėt, kaip maža mergaitė, kurią bara tėtis. Tik tai ne tėtis prieš mane stovo vyras. Bet kai vyras mane bara, aš jaučiuosi lygiai tokia pati maža, man tikriausiai 2, 3, 4 metukai. Ir man atrodo, kad aš neturiu jokių galių tam tėčiui pasakyti, tu mane gąsdini iš viskai tokiu tonu kalbė. Šiuo atveju vyrui. Kaip iš to išeiti? Pirmas žingsnis yra pastebėti, kad ir koks niekinis jisai atrodo. Bet tai, kad jūs pastebit vis labiau ir labiau, kad čia yra rolių žaismas. Aš su kitu žmogum savo gyvenime atlieku tą patį vaidmenį. Aš atlieku vaidmenį tos, kuriai baisu. Aš atlieku vaidmenį tos, kuri yra skriaudžiama.